Sveiki, tūkstantis elektriniečių, ką už lango toks pavasaris žvarbokas. Bet mes šį sekmadienį, tai yra gegužės 25 dieną, 8 val. Vakare, kaip visada, tūkstantis elektriniečių Facebook grupėje pasidarysim tiesioginę transliaciją. Ką, mes dėl tų įvykių gegužės 11 dieną, kurie vyko mero bute, gyvenamoj vietoj, atvažiavo kodėl policija, vaikų teisės ir greitoji, mes jau turim ir mero nuomonę, įtariamosios nuomonę, čia yra kronika. Ir galėsim mes tūkstantis elektriniečių atskleis detalių, nes kadangi kronika pasirinko tokią, aišku, suprantama pagal situaciją taktiką. Tai reiškia, įdėjo visų nuomonės, negalėjo apie tai nerašyti, įdėjo visų nuomonės, tai reiškia mero, įtariamosios ir kitos pusės, čia taip įvadinta ta moteris įtariamoji. Ir nedarė ten jokių kažkokių didelių išvadų. Mes suprantam, kad kronikos finansavimas yra iš savivaldybės. Ir jeigu ten padarysi kokias tai išvadas ir nepatiks, gali tas finansavimas baigtis didžiąją dalimi. Didžiąją dalimi yra finansavimas iš savivaldybės. Bet tūkstantis elektriniečių gali kalbėti atvirai ir taip kaip yra, ir detalės, ar patinka jos kažkam, ar nepatinka. Mes privalome apie tai kalbėti, nes kadangi, žiūrėkit, mes nekalbėjom apie giminystės ryšius, draugus ir visa kita, tai yra Kęstučio Vaitukaičio, tai artimas giminaitis Donatas Matijoška, taip čia privaratylino mums su sklypais ir žemėm, kad iki šiol dar jis dirba ir turi prieimą prie mūsų sklypų. Pažiūrėkit, ir pakrančių neturim, ir parduotos, ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl apie tai yra būtina šnekėti apie tas detalės, tuo labiau, kad iš tų pasisakymo mero viskas labai juokingos detalės. Suprantat, kai tu nenori atvirai pasakyti, kaip yra, tu bandai kažką tai ten apkarpyti, glaustai pasakyti. Ir kai vienas pasisako ir kitas pasisako ir tu sudedi į krūvą, nes jie turbūt vienas pašnekėjo, kitas pašnekėjo, bet į krūvą tai viso to nesudėjo. Ir kai tu sudedi visą tai į krūvą, tai labai juokingai atrodo. Gaunasi taip, kad meras pripažįsta, kad gyvena tam bute, bet buvo blaivus. Ir jis ne prie ko, čia tik policija užlėkė kažką tai, šaršalas kažkoks vyksta, o aš tipo toksai, o kas čia vyksta, aš nelabai suprantu, aš čia ne prie ko jūs čia prie mane pripaišėt. O ta moteris jau nesako, kad tam bute gyvena, sako, kad šventė įkurtuvės. Suprantat, kokias įkurtuvės, viena šventė. Ir sako, kad blaivus asmuo jos žiūrėjo vaikus. Tai meras taip išeina, bet neįvardina, kad meras, tai meras taip išeina tas blaivus asmuo, jeigu taip suvedus, kuris gal atlieka profesionalios auklės paslaugas. Suprantat, bet tada blogai atlieka, iš tikrųjų nejuokinga, nes vaikam psichologinis spaudimas ir vaikai yra sužaloti, tai parašyta, kad buvo prieš jos smurtaujama, taip? Štai jos vaikų teisės paėmė ir va tokių visokių įdomių detalių. Tai su kuo ta moteris šventė, ką jinai viena šventė tuose namuose? Suprantat, gal mes, o iš tikrųjų gal yra teisybė visai kitokia, gal mes turime merienę, nes aplinka kalba, kad tas butas yra būtent galimos merienės, taip, kad jinai ėmė paskolą, kad jinai ten namavosi, kad jinai išsipirko tą butą, o tai meras, jeigu ten gyvena, tai reiškia registruotas yra. Ar visai kitokia situacija, žinom, kad mūsų meras yra teisininkas, taip, jis ėjo pro gatvę, moteris sako, blemba, kaip nori prašvesti įkurtuvės, bet sako, vaikai, negaliu išgerti, žiūri, eina meras per langą. Sako, merė, ateik, pažiūrėk, aš noriu, tu geras žmogus, myli miestą, aš noriu pašvest, pabaliavot, bet man reikia, kad blaivus asmuo vaikus pažiūrėtų. Meras, aš galiu turbūt pažiūrėti, bet gal tie vaikai yra, kaip ne mano, kaip sakys, kodėl aš juos čia žiūriu ir taip toliau. Tai kokį čia rasti būdą. Tai sako, tugi teisininkas, aš davai priregistruoju tave šitam bute, reiškia, tu čia gyveni, reiškia, tu gali žiūrėti vaikus ir aš galėsiu savo atšvesti šitą įkurtuvės. Panašu, iš jų pasakojimų viskas būtent vyko taip, o iš tikrųjų detalės yra žinomos mums, į situaciją yra žinoma mums, mes galėsime apie tai pakalbėti atviriau, daugiau ir išanalizuosim būtinai visus šitus pasisakymus ir paviešinsim daug detalių. Taip pat temą padarysime apie tai, kad jau iš Kemsynų išlindo mero patarėjas Dovydas Bliujus. Kodėl sakau iš Kemsyno? Lyg tai vėl jis tai užsidėjo šviesios saulelės kaukę, tai ką pasaulis pys. Taip. Ir pradėjo jau čia vėl kažkokią tais
rašinėti kažką, nu, galvojam, jau žmogus pradėjo rašinėti, pasirodė 1000 elektrėniečių, apie pakrantės, ten įdėjo, taip toliau, nu, mes jam rašom, nu, tai gal tu jau sąžiningai atsakysi apie parduotas paklantis, jis vieną kartą kažkokios propagandos parašė, tai aš jam jau konkrečiai parašiau, atsakyk tu į klausimą, parduotas sklypas, konkrečiai vietoj, hektaras, gerai tu nelaikai ten šitų centrinių paplūdimių, konkrečiai pasakyk, kodėl šitas yra parduotas, tai? Nu ir, suprantat, jis vėl kvakva, į tą klausimą neatsakė ir vėl kvaksi kažkokias tai savo kemsynų teorijas. Tai mes būtinai šitą išanalizuosim ir apkalbėsime, kadangi nuo tokių dalykų, nu, visuomenėje mes jau tampam atsparesni, bet vis tiek reikia tą aptarinėti ir žinoti, nes, nu, jie nepraranda vis vilties žmonėms pateikti savo suprantamą viziją, kodėl, kaip gerai, kad mes čia pardavėm, kaip gerai, kad čia to nėra, bet džiaukitės, kad dar kažko tai yra. Nu, tokia va pozicija. Tai ką, tai va, trumpai aš jums taip, iš tikrųjų detalių bus daug daugiau ir mes tiesioginiai transliacijoje, tai yra gegužės 25 dieną, 8 valandą vakare, 1000 elektrėniečių Facebook grupėje. Visiems iki pasimatymo, iki rydienos, 8 valandą vakare.